Sveiki naujaisiais metais, o bėdos keliuose tai senos. Apie tai ir bus ši laida Reidas. Tai buvo paskutinė baisi 2014 metų avarija Klaipėdoje, baisi ir absurdiška. Baisi todėl, kad vairuotoją teko laisvinti tik supjaušius mašiną, o absurdiška todėl, jog pilta į stovintį automobilį. Gerai apšviestoje Liepojos gatvėje automobilis Mercedes-Benz A150 atsitrenkė į sustojusį automobilį, druskos barstytuvą, sniego valytuvą. Po smūgio Mercedesas nuskriejo į priešingą eismo pusę. Gerai, kad nuo ligoninių tuo metu mašinos nevažiavo. Taigi gruodžio 30 dieną apie 11 val. Vakaro specialiosioms tarnyboms teko dirbti Liepojos gatvėje. Keistoje vietoje sustojo barstytuvas, tačiau aišku, tai nereiškia, kad jį reikia atsitrenkti. Specialaus transporto vairuotojas paaiškino savo sustojimo priežastį. Iš paskos važiavo ir atsimušė. Mes stovėjom, buvom sustoję, o jinai iš paskos. Supratau. Iš galo. Jūs tuo metu jau stovėjote, taip? Mes stovėjom. Supratau. Iš galo stovėjom. Ir viskas? O šviesoforas nebeveikia? Jau nebeveikia. Nebeveikia. Tuo metu iš metalo laužų virtusio automobilio buvo išlaisvinta moteriškė. Ji vaitojo, tačiau sąmonės praradusi nebuvo. Neslėpta, kad nuo jos sklido alkoholio kvapas. Žodžiu, pavakarojo pas draugę, važiavo ir turbūt užmigo. Nes kaip kitaip paaiškinti tokią avariją, kai puikiai apšviestoje gatvėje nepamatomas barstytuvas. Pirmąjį šių metų pirmadienį apie 18 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Smiltelės gatve važiuoja neblaivus vairuotojas. Jis pasuko į pietinę gatvę ir netrukus sukėlė avariją. Pasirodo, viskas prasidėjo prie didelės Uostamiesčio Taikos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžos, kai užsidego žalios spalvos šviesoforui, iš vietos nepavyko pajudėti kemperiui Volkswagen. Už kemperio susidarė nemenka automobilių eilė. Tai supratęs kemperio vairuotojas išlipo iš savo automobilio kabinos ir už sukeltus keblumus atsiprašė už jo stovinčių automobilių vairuotojų. Šie iškvietė policiją. Girtuoklį pagavot? O kaip buvo, sakykit? Stovėjom pas prospektas. Aha. Esam nepajudėjom antrą sykį. Aha. Paskui išlipo. Pribėga, sakė, vyrai, atsiprašau, aš išgėręs. Taip pasakė? Taip pasakė. Aha. Pasakė išgėręs už tą telefoną. Bet tik neskambinti policiją, taip pasakė. Aš už telefoną skambinti policijai ir iš paskos važiavom. Važiavom čia, jisai prisiparkavo. Bet nelipo, mes pavažiavom toliau, kad nes policija atvažiavo. Aha. Čia jau jisai bando išsukinėti. Pietinėje gatvėje kemperio vairuotojas sukėlė avariją. Štai kokia nemaloni istorija. Policijos pareigūnai nustatė, kad kemperio vairuotojo Vidmanto organizme tūno sunkus girtumo laipsnis, lygiai 3 promilės alkoholio. Štai kokia metų pradžia ir iš karto promilių rekordas. 3-0. Lygiuotis reikia visiems jūs. Taip dabar supratau? Ponas, nu tai pakalbėkim dabar apie amžinas vertybės. Taip, aš manau, kad aš niekad nepažeisiu ir niekad nesužeisiu. Jūs taip galvojate? Taip, aš garantuoju, su 3 promilėm aš galiu važiuoti kiaurai apie miestą. Ir numatot, kas gavosi jums? Paprasčiausiai papuolė, o tiek. Nu tai vis dėlto papuolėt, jūs galvojat, kad nieko nebus, bet staiga atsitiko toks dalykas. Taip, dėl to, kad aš buvau sąžiningas žmogus ir pasakiau, kad atsiprašau, aš prieš šviesoforo. Aha, užgesote? Užgesau. Taip. Jūs išlipote prieš šviesoforo, atsiprašėte visų aplinkinių žmonių, man pasakojo, taip? O skundikas atsirado ir kuris pasakė, o, tarkim, iš tikrųjų matom, kaip būna. Nereikia būti sąžiningu gyvenime. Nu ką, reikėjo toliau nuvažiuoti? Galbūt. Bet tai irgi, žinot, keistas jūsų elgesys, atsiprašau. Jūs užgesot prieš šviesoforo, išlipot iš automobilio, atsiprašėt visų aplinkinių ir sėdo toliau važiuoti. Nu tai nežinau, keistas elgesys. Ar dabar aš policiją turiu iškviesti ir pasakyti, kad aš girtas? Ne, bet jūs... Ne, aišku, būtų geriausia, jūs sustojat prieš šviesoforo, užgesot ir kviečiat policiją. Aš girtas nepavažiuoju. Bet man nieko nesikeistų vis tiek. Situacija nesikeistų. Situacija tokia, kad būtų jums policija tada už vairavimą surašusi. Viena bauda, o dabar jūs dar ir avariją padarėte. Paprasčiausiai buvau žioplas ir viskas. Supratau. O dabar su ko mes geriam? Su ko geriam? O, čia buvo... Čia istorija. Ne, paprasčiausiai kompanijos vakarėlis. Jūsų kompanijos? Taip. Supratau, bet tai vakarėliai dar prieš naujus būna tie visi vakarėliai? Ne, čia buvo po naujų, kadangi mes į naujus nesispėjom. Supratau. Nu dabar kokį 1000 eurų reikės turėti baudoms kažkaip, tai žinot? Ne, taip. Mažiausiai 1000 eurų. Svarbiausia, kad teisė neatimtų. Atims.
Tie patys dalykai liko ir šiais metais. Pasikeitė tik tai skaičius. Litais, nebe litai, eurai dabar bus. Tai nieko, mes pakeisim profilį. paprasčiausiai. Profilį. Jo. Būsite laisvai samdomas ir geidžiamas statybininkas, taip? Galbūt statybininkas, o galbūt net aš kokį naują biznisą galvosiu. O, supratau. Čia Į va Europą toksai. važiuosiu, ten samdomų visokių vairuotojų ir panašiai. Supratau, čia toks postumis naujam gyvenimui toksai bus tas vairavimas jūsų. Čia labai mus gal postumis labai teigiama linkme. Galbūt. O tai su ko mušytės, nesupratau? Ar čia taip, iš kur čia krūvinos rankos jūsų? Vakarėlis. Tai toks pas mus, žinai, iš tarybinių laikų dar įprasta, kad vakarėlių muštis reikia. supratau. Nu, kuo vardu esat? Vidmantas. Gerai, Vidmantai, stiprybės jums reikės. Tai jos ir palikėsiu daug. Stengsiu, žinok, Nu, aš dėl to manęs nesužlugdysi, tikrai. Nesužlugdysi. mes ir nenorime sužlugdyti, tiesiog, kalbam taip, kaip yra. Jums reikės stiprybės, ypač rytoj, kada prasidės pagirios. Taigi gėrė firmos vakarėlėje, paklausęs ar nešalta žiemą vaikščioti su šlepetėmis ir dar be kojinių, apsižiūrėjęs nustebo. Jis tikrai buvo be kojinių. Sėdėdamas policijos automobilyje, Vidmantas sakė, kad jam svarbu tai, jog jis pasielgė dorai. Atsiprašė aplinkinių už sutrukdymą sankryžoje. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas, o kemperis uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Ta pati penktadienį apie 9 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje susidūrė 2 automobiliai. Yra sužeistų žmonių. Automobilį Audi vairavęs 24 metų vairuotojas Gintas tvirtino, kad į sankryžą įvažiavo degant žaliam šviesoforo signalui, kai staiga prie šio automobilio nosį atsirado automobilio Volkswagen Passat šonas. Atvažiavau nuo ten, net nepastebėjau, kai šokas iš ten automobilis. Per raudoną. Taip, šiaip. Po smūgio į Passat šis pakeitė važiavimo kryptį, užvažiavo ant saugumo salelės ir nuvertė kelio ženklą. Įvykių vietą buvo iškviestos 2 medikų brigados. Į ligoninę išvežtos 2 Passat keleivės. Moteriškė sėdėjusi priekinėje keleivio sėdynėje nukentėjo gan sunkiai. Antroji keleivė nebuvo praradusi sąmonės ir į medikų automobilį įlipo savo kojomis. Avariją sukėlė 77 metų automobilio Volkswagen Passat vairuotojas Antanas sakė, kad jo mašinos ekipažas Jehovos liudytojai. Po pamaldų jis vežė 2 sesės namo. Vairuoja nuo 1982 metų. Ir kaip čia nutikė, jis atsakyti dabar negalys. Tyrimui labai padeda gero reido draugo vaizdo registratorius pakabintas ant virtuvės lango. Jau ne pirmą kartą peržiūrėjus filmuotą medžiagą šioje sankryžoje nustatomas avarijų kaltininkas. Žiūrim, ką turim. Gintas nemelavo, jis įvažiavo degant žaliam šviesoforo signalui, o dėdukas jį nukirto pas pravažiavęs visą sankryžą. Kas dar prieštarauja teiginiui, kad vaizdo registratoriai yra blogai? Kas? Ir toliau laidoje galėsime pasiginčyti, o dabar eilė kitam siužetui. Vieną antradienį apie 7 val. Ryto policija gavo pranešimą, kad Plungės rajone keliai Vėžaičiai Plungė nuo kelio nuvažiavo ir miške sudužo vilkikas. Vairuotojas nerodo gyvybės ženklų. Tiesiame kelio ruože Cementovižis Skanija važiavęs link Plungės nuvažiavo nuo kelio, nekliudęs kelio ženklų, prasispraudė pro kelis medžius ir sustojo atsitrenkęs į medį, kuris pastojo kelią prieš pat užšalusią didžiulę balą. Atvykus specialiosioms tarnyboms vairuotojas buvo atsitokėjęs, tačiau nelabai suprato, kas atsitiko. Iš jo ir iš kabinos alkoholio kvapas nesklido, nors avarijos vietoje mėtėsi tušti alaus buteliai. Cementovežis važiavo be krovinio, kelio danga slidi nebuvo. 60 metų vairuotojas išvežtas į ligoninę. Vyriškis patyrė stuburo traumą. Pareigūnai spėja, kad avarija įvyko užmigus vairuotojui. Įvykis tyrimas Plungės rajono policijos komisariate. Pilką dieną Šiaurės prospekto ir Kretingos gatvės sankryžoje susidūrė 2 pilki automobiliai. Pilką dieną ir dar susidūrė. Avarija vyko, kai vienas suko kairėn ir nepraleido kito tiesiai važiuojančio. Labą dieną, gyvas sveikas esat? Į galą gavot? Ne, čia mano. Ai, šitas jūsų automobilis. Užleidot? Supratau, pasidėt per Volkswageną. Kaip buvo viskas? Aš tiesiai važiavau, po žalio. Jūs važiavo tiesiai, jis suko į kairę. Vat iš ten, nuo jūros atvažiavęs. Nuo ten atvažiavęs. Kaip ir viskas aišku. Viskas aišku, nupildome. Aha. Sužeistų nėra, nieko nėra. Po vieną važiavom. Supratau, jo mašina nevažiuojantis, jis žino, ką žė? Avariją sukėlęs vairuotojas, mašinas legaliai vairuojantis net pusę metų, sakė, kad dabar tai jau bus. Bus ką papasakoti mamai. Dabar tai bus. Sveikas, gerai nusiteikęs esi. Kiek metų vairuoji? Pusę? Ja. Tai žinai, kad sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojančius. Žinau, man kažkaip pasirodė, kad tas automobilis yra kažkaip. Aš taip supratau. Žiūriu, jau susisukau. Supratau, jau tu turi. Visoką pagalbės. Jau turiu.
Vienas važiavai, ne? Vienas. Sužeistų nėra, emocijų pilnas. Viską papasakot, mamai grįžus namo. Tavo mašina nevažiuojanti dar priedą, žinai? Jo. Aš jau žiūriu, kad ten kalinė aš Jo, ir ratas dabar ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. kaip nors. Nu, smagu susitikti blaivių žmonės avarijai, man labai smagu. Nu, gero kelio jums tada, iki. Kaip gera sutikti gerų žmonės. Abu incidento dalyviai, vairuotojai buvo nusiteikę pozityviai, draugiškai, nepikti ir belieka tik pasvajoti, kad visi tokie būtų. Tai tada ir tos reido laidos nebūtų. Reido, kuris dabar daro pertrauką, nes čia ne Lietuvos televizija. Čia reikia išgyventi ir gyventi iš reklamos. Nieko naujo nepasakysiu, kad dabar mūsų laidos eterį pertraukia reklama, o po to laidoje matysite. Statistika negailestinga. Praėjusiais metais Klaipėdos apskrityje žuvo 8 žmonėmis daugiau negu už praėjusiais metais. Per visureigio ir keleivinio autobuso avariją sužeistos 2 keleivės. Antroje reido dalyje taip pat pamatysite, kaip prieš policijos nosis specialistai kabutėse sukelia avariją. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsime laidą. Viskas, ką žadėjome iki reklamos. Tuo metu, kai pusė Klaipėdos bandė pasiekti areną, kur miesto krepšinio komanda tą vakarą turėjo patvarkyti prancūzus ir patvarkė, važiuojantieji link arenos Baltijos prospektu susidūrė su keblumais, nes keblumai čia atsirado susidūrus mašinoms ir taip. Susipolė 6 maršruto keleivinis autobusas ir visų registruojo RAV4. Labą dieną, supratau, pagal maršrutą turėjo atvažiuoti žiedu. Žiedu važiavot pagal maršrutą. O ta mašina? Aš iš Baltijos prospekto. Iš Baltijos. Aha. Iš antros į antrą. Aš iš antros į antrą. Iš antros į antrą, supratau. O ką sužeidė? Pas jūs autobusą buvo? Sėdėjo, stovėjo. Į šitą? Aišku. Į ligonę buvo išvežtos 2 moteris. Vienos autobuso keleivės antakis buvo prariektas į komposterį, antrąjį sužeistai per avariją sumušta galva. Viena keleivė buvusi lemtingame autobuse išsakė daug kritikos vairuotojams. Klaipėdos autobuse nesaugu važiuoti. Aš važiuoju kiekvieną dieną. Aha. Nu, po kelis kartus nuo vasaros. Čia tikrai veža Čia kaip ir turėjo. Nu, kaip jam įvažiuoti tą žiedą piko metu? Nu, kaip jūs įsivaizduojate? Piko metu žiedą, jisai vairuotojas, jisai turi numatyti, jisai Nu taip turi, taip aišku, jisai kaltas dėl avarijos, nu, bet kaip jiems įvažiuoti? Čia draugystės, visą laiką pritrūksta draugystės. Kas kaltas, bet autobusai nėra saugu, veža, aš sakau, kaip buldas. Ir kažkaip yra toksai pasišaipimas iš Keleivių? Jo. Kodėl? Arba uždaro, nu iš viso nekultūringai elgisi, arba uždaro prieš nosį, jo, ar senas žmogus ir netgi juokėsi, mano draugė pasakojo, juokėsi prieš akis. Dabar, arba, aš nežinau, kaip vadinasi tas manevras, pavyzdžiui, stovi raudona šviesa. Jisai atgal pirmyn ir žmonės va taip baladuojasi pastoviai. Nu, žiauriai čia supasakot apie autobusus. O jūs patikrinkit, jūs pasivažinėkit ir vieną dieną su vienu autobusu jums teks pavažiuoti ir, nu, krenta žmonės, va taip. Na, kam kyla klausimų dėl avarijos kaltininko? Aišku, kaltas tas, kuris išvažiavo iš šalutinio kelio, nes žiedas yra pagrindinis kelias. Kaip įvažiuoti į žiedą keleiviniam autobusui vakarinio piko metu, tai čia kitas klausimas, o dabar keliamės į kitą siužetą. Liepų gatvėje jaunas automobilio Volkswagen Golf vairuotojas, turintis net 2 metų vairavimo stažą, nupirkęs merginai gėlių ir užsisvajojęs, kaip jis dabar jai darbei teiks puokštę, pamiršo pagrindinį dalyką, kad automobilis yra padidinto pavojingumo priemonė. Ją naudojantis negalima svajoti, tai juk tada nebūtų pilta į Liepų gatvę važiavusi greitosios medicinos pagalbos automobilį, kuris vyko pagal iškvietimą. Negana to, Golfas su gurinta nosimi dar nuriedėjo iki automobilio Audi ir dar į jį atsirėmė. Laimė per avariją sužeistų žmonių išvengta.
Statistika nykus dalykas, bet be jos mes neapsėsime. Laida Reidas apie tai, kokie mums buvo praėję metai lyginant su užpraėjusiais. Klaipėdos apskrityje jie buvo prastesni, nes žuvo 8 žmonėmis daugiau negu 2013 metais. Autokatastrofose žuvo 30 žemaičių. Klaipėdoje 10, o 2013 metais 7. Klaipėdos rajone 8, o 2013 metais 9. Kretingos rajono keliuose žūčių nebuvo, kaip jų nebuvo Palangoje ar Rietave. Tačiau pritrenkė Plungės rajonas. Ten žuvo net 9 žmonės, kai tuo tarpu 2013-aisiais tik 3. Neramu ir Skuodo rajone 3 žuvę, o 2013 metais ne vieno. Taigi 2013 metais Klaipėdos apskrities keliuose žuvo 22, o praėjusiais metais jau 30. Kai vairavome baisiai, taip ir vairuojame. Štai dabar jūsų dėmesiui tai iliustruojantis pavyzdys. Klaipėdos rajonas. Ginduliai. Nuo parduotuvės stovėjo pajudės automobilis Mitsubishi Colt. Lyja tai lyja. Tam yra valytuvai. Diena, ne naktis. Na kur moteriškė reikia žiūrėti, kad išvažiuodama iš Šlatinės gatvės net nestapteltum. Po to ugniagesiai gelbėtojai, medikai, ligoninė. Ir laimė, kad 3 mašinų katastrofos padariniai nebuvo sunkus. Avariją nukentėjusiam Mitsubishi Colt vairuotojui pripažintas nesunkus sveikatos sutrikdymas, o merginai už avarijos sukelimą buvo surašytas protokolas. Taip nejučiamis persikrausėme į rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Rubrika Filmuoja Reido reporteriai pradedame vaizdeliu iš nepaženklinto policijos automobilio. Kai pareigūnų ekipažas neįgaliųjų pliažo automobilių stovėjimo aikštelėje sustabdė BMW X6 vairuotoją, už tai, kad šis vairuodamas kalbėjo telefonu. Kadangi tose apsnigtose vietose yra pilna pseudo vairuotojų, kuriuos yra apsėdęs vairavimas ant sniego, tai netrukus į 6X šoną įskriejo automobilis Audi. Štai, prašau, vaizdas iš kitos kameros, iš kitos pusės. Visai kaip tikrame filme. Į aikštelę įskrieja Audi ir vairuotojas pamatė sniegą, pasiunta, paspaudžia greičio pedalą ir pila iš to džiaugsmo į stovintį 6X. Kadangi su avarijos aplinkybėmis buvo sutikta, visi buvo blaivus, tai buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Audi vairuotojui nebuvo surašytas protokolas už pavojingą ar chuliganišką vairavimą. Pareigūnai tuo metu nuleidę galvas pildė 6X vairuotojo pažeidimo dokumentaciją. O šiaip, pažvelgus į vaizdą iš kitos pusės, tai Audi tiesiog buvo nesuvaldytas dėl kitų priežasčių, dėl durnumo. Nieko nėra šlikščiau už kaktomušinės avarijas. Štai Opelio vairuotojas, idiotas, mano, kad prieš važiuojantis asmuo turi trauktis iš kelio. Tai tas ir pasitraukė. Kitas Opelio vairuotojas žaliavalgis žalialapis Klaipėdoje Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje išvažiavęs į šalutinio kelio atkišo savo užpakalį. Na, paimk mane. Tokie gauna, o po to verkia. Gavę gala. Takos prospekte. Čia ne šiaip savo statybininkų transportas mesis į kairę pusę. Čia avarinė situacija sukėlė juodos spalvos automobilis Hyundai iš A raidė pažymėtos juostos šovės į gatvę ir sukėlęs nemalonę situaciją. Anas nuvažiavo. Joniškės gatvėje jau iš tolo dega raudonas šviesoforų signalas. Antroje eismo juostoje stoja Reido reporteris, o pirmoje eismo juostoje, degant raudonam, į sankryžą įvažiuoja Audi ir lyg sustoja galvodamas, oi, ką aš čia padariau? Kelių policijos pareigūnai privalės įvertinti šio vairuotojo pasirodymą Kretingalėje. Tai yra lenkimą per ištisinę liniją prieš pėsčiųjų perėją, o kur dar ženklas atsargiai vaikai. O ant mašinos borto puikuojasi užrašai reklamuojantis dekoratyvinius augalus ir vaismedžius, o jo valstybinius numerius matote ekrane FGT 690. Kita istorija jau iš Kretingos, tai yra užlindimas prieš nosį iš juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę. Alytus. Lentelė su žalia rodiklė į dešinę tai nėra, tad toks važiavimas traktuojamas kaip pravažiavimas degant raudonam šviesoforo signalui. O kur policijos pareigūnai žiūri sėdintys automobilį kitoje gatvės pusėje, tai neaišku, gal jie važiuoja gaudyti skalbinių vagių. Tad už tokius niekus, kaip važiavimas degant raudonam, jie nebus. Ir dar Alytus. Ir dar vairuoja eismo veikėjas prieš eismą. Nedaug diev dar Jurga būtų aptaškęs Reido fanę iš šio miesto, laidos gerbėja Jurga. Bet tikėsimės, kad ne. Iš Dzūkijos kraustumės į Aukštaitiją. Panevėžyje baltos spalvos visureigis mostelt degant labai raudonam šviesoforo signalui. Grįžtam atgal į Alytų. Likiškelių gatvėje neapdairus dzūkas persirikiodamas vos nenudroš Reido reporterio automobilio šoną. Ir vėl Panevėžys. Na, keleivinio autobuso vairuotojas drąsokai čia įvažiavo į pagrindinį kelią. Suprask, aš didelis, o tu tai pristabdyk, jeigu kas neaišku. O kito keleivinio autobuso vairuotojas Kaune sako, be perstojo plepa telefonu darbe. Tik nesudėvinkime vakarų šalių vairuotojų. Štai vienas nuvažiavo nuo kelio. Matote kairėje ekrano pusėje? Tai kitas varo nebodamas pavojų. Lenkęs slidžiame kelio ruože, tai turbūt lietuvis. Aišku, kad lietuvis Norvegijoje, Rionik Nordtrondelage, rodo šiauriečiams, kaip vairuoti reikia. O čia jau Lietuva, Palangos kelias. Prie degalinės, kurioje prekiaujama pigiausias degalai šalyje, moterėlė sumanė atbula pavažiuoti į eilę atsistoti.
Minijos gatvėje ponas galėtų labai džiaugtis, kad negavo į galą. Taip lysti iš teritorijos nepasižvalgius yra tiesiog negražu ir neprotinga. Čia mums atkeliavo priminimas iš sostinės, kad sausis žiemos mėnuo ir reikia vairuoti kitaip. Ir aišku, savaitės vairavimas yra užfiksuotas neįgaliųjų pliaže. Užfiksuotas iš dviejų pusių, kaip filme. Atvažiavo pilietis ir milžiniškoje tuščioje aikštelėje išsirinkęs BMW X šoną pylė į šį automobilį. Taip mes palydėjome senosius, taip mes pasitikome naujosius, na, o kitas reidas kitą antradienį 20 minučių po 8 val. Vakaro. Būkite aplankyti. Sudie.